Šitas kūrinys priklauso kitam mano kūrinių ciklui, tai buvo Bite Me vadinasi tas ciklas, na jis toksai, sakykim, kažkoks biškai gal griežtesnis, agresyvesnis ciklas. Tai buvo tarsi vieno buto istorija. Tai aš tapiau konkretų butą, kuriame gyvenau ir kiekvienas jo kambarys tapo kažkokia skirtinga istorija. Ir man buvo labai įdomu pavaizduoti savo virtuvę, nes labai ieškojau būdų, kaip galima būtų ją pateikti, kad ji neatrodytų buitiškai, nes tas buitinis motyvas, na, kažkaip norėjosi vengti to būtent buitiškumo ir kažkaip perteikti visai kitokius vizualinius dalykus per ją. Tai pagalvojau, kad reikia pamatyti tą virtuvę iš apačios, tarsi iš kaimynų perspektyvos, kur, na, žinom, su kaimynais laik būna visokių ten istorijų, tai ten juos užlieja, tai ten jiems per garsiai. Ir norėjau kažkaip pateikti tų kaimynų, galbūt konkrečių kaimynų matymą, kaip jie galbūt matytų, jeigu išnyktų lubos ir jeigu jie pamatytų viską kiaurai. Tai šiaip aplamai techniškai tai buvo tikrai labai įdomu daryti jį, nes viskas vyko iš galvos, visgi negalėjau aš pamatyti, kaip atrodo ta mano virtuvė iš apačios ir dar su manimi sėdinčia ant grindų. Tai teko viską iš tiesų išgalvoti, na, aišku, remiantis to išdėstymu, kuris yra toj virtuvėje buvo. Tai čia matome ir šaldytuvą, ir skapimo mašiną, ir viryklę, tik tai viskas, na, aišku, sakau, yra iš apačios, dėl to bendru tokiu pirmu žvilgsniu, tai atrodo, kad galbūt čia yra tiesiog kažkokia, nežinau, kaip ornamentas, kaip kažkokie išdėstyti kvadratėliai, bet taip įsižiūrėjus galima tikrai pamatyti, kad tai yra konkrečios virtuvės kažkoks išplanavimas. Ir šito kūrinio eksponavimas visą laiką kelia tokio iššūkio, nes man bent jau kaip pačiai menininkė, tapytojai, man nelabai patinka, kai jis yra pateikiamas tiesiog ant sienos, nes tas žiūrėjimas jį turėtų būti šiek tiek kitoks, iš karto tokį tarsi nukreipti žiūrovą, kad ir tas tapimas buvo iš kitokios perspektyvos ir tas žiūros taškas turėtų būti kitaip daromas. Tai aš jį mėgstu labai arba eksponuoti ant lubų, tuomet jau grinai tu pasijauti tuo būtent kaimynų, kuris žiūri iš apačios visą šią virtinę virtuviai. O čia šioje parodoje tai aš jį rodau ant grindų, tarsi jau taip iš viso apverčiant išvirkščią kažkokį žvilgsnį parodant, tarsi čia jau būtų ta virtuvė, kuri žiūrima iš viršaus, bet visas vaizdas yra iš apačios. Tai toks visiškai, galima sakyti, konfuzas turėtų ištikti žiūrovą.